Labas rytas. Labas rytas. Išaušo dar viena graži diena. Dviratukas beveik paruoštas, užkabinti paskutinį krepšą. Viskas dar šlapia iš po vakar. Sulyja, po to išsiskalbiau. Tai toks nemalonus jausmelis, bet kol kas lauke nelyja. O, netgi saulė šviečia, bet visai neseniai palėja matomai. Tai va, važiuojam toliau link kur? Ogi taip, link Malaizijos. Gal šito nepaliekam. Nu ką, atspalviai tolumoje visai nedžiugin. Stromatolitas. Didelis akmenukas. Su kaspinu. Šiandien paskutiniai 39 kilometrai Tailando žemėse. Ir kaip visada, tas tranzitas iš vienos šalies į kitą ne pats lengviausias. Šiandien prieš belekai stiprų vėjuką. Suku pedalus, tai procesas žymiai lėtesnis. Taip, ir Tailande pietuose labai daug mečečių. Taip, moterėlės viskas apsidangščiusios. Malaizijoje lauktas pats. Na va, ką tik apturėjau paskutinę kavos pertraukėlę Tailande. Kitas bus jau Malaizijoje. Ir čia biški žaidžiu su kaučiuku. Guma kokia. Oi, smirda. Tai va čia išpjaustą medį ir po to syvai bėg į dubenėlį. Gerai, dar liko 8 kilometrai ir pasienio postas. Na, važiuoju ir žiūrėkit, kas čia. Skorpionas. Nu, dabar reikės būti atsargesniai, kai braidysiu po visokias žoles. Tikimybė sutikti šitų gyvių. Po 30 metrų dar vieną pastebėjau skorpioną pertrikštą. Ir daug motociklų keliaujančių link Malaizijos. Iki sienos dar 2 kilometrai. Na va, žiūrėkit, minu link Malaizijos ir prie pat pasienio sutikau ties iš Italijos. Ir jis keliauja irgi jau dviračiu 2 metai, kirta Australiją, New Zealand, Naujoji Zelandija, Indonezija. Tai va dabar pasidalinom informaciją, patarimais. Jis min ten, aš minu ten. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. All the best to you in travel and good luck Malaysia now. Thank you. Na va, sutikau dar vieną dviratininką, kuris keliauja priešingą kryptim. Tai va ties, tikrai gera kompanija, mes čia nežinau, valandą gal pusantros prastovėjom, prašnekėjom. Aš jam daviau avokadą, jis man davė apelsiną, apsikeitėm
Beveik prie Malaizijos sienos. Liko keli šimtai metrų. Ir kadangi esu iš Lietuvos ir su savo pasu galiu 90 dienų būti nemokamai. Nereikia jokios vizas pirkti. Tai labai irgi patogu. Na, iš tikrųjų, reikia biškį užkasti. Jaučiu, mano cukriuks nusėda. Tai va, greit užkasiu mango arba papajas. Tai dabar valgau, tai yra nevalgau, praryju sieklas, visiškai nekramtant. Kiek girdėjau, jeigu nesukramtai, šitie daiktai išvalo žarnyną nuo parazitų. Sunku nuryti, geriausia užsigerti vandeniu. Bet va irgi, negaliu sukramtyti. Oi, kokia skani. Eina, savo nurstata. Prakaits lės. Jau beveik. Gerai, viena koja Malaizijoje. Na va, ką, Malaizija. Kiti karaliai dabar visur pozuos. Labai lengvai perėjau visą kontrolę. Nu, žodžiu, per porą minučių. Nieks nieką nesikabinėjo, nieks nieką nenorėjo tikrinti. Tai va. O mano stotelė yra Kangar. Ten turiu hostelį, tai dabar pasižiūrėsiu, kiek liko. Ir greičiausiai ten jau numinsiu tamsoj. Nu ką, pirma diena Malaizijoje. Ir va, turiu kompaniją. Nikas. Nick. Yeah. Thanks, Monica. Nice to meet you. Nice to meet you too. Tai va, dabar minam lygi miestą. Neužilga teks išsiskirti, nes aš labai lėta. Bet labai įdomu. Čia ant jo dviračio yra Garmins, kuris leidžia muziką, melodiją. Būtent va, kadangi yra musulmonai, tai vyksta dabar kaip ir mišias, maldų metas. Nu ką, pirmi kilometrai Malaizijoje, bet jau vos gaudo orą ir stumiu dviratį. Wow! Statu! Dar 500 metrų. Puška. Puška. Ne, iš tikrųjų dabar esu per daug apsikrovusi, nes turiu daug maisto produktų iš Tailando. Tai per porą dienų sumažės svoris, bet tada jau prasidės lygumas. Čia tik tai vienintelė tokia kalvikė. Didesnė. Viskas bus gerai. Visai graži panorama, tik tai ten apačioj matau lyja. Tai reikia skubintis leistis į apačią, kol ir aš negavau lietaus, nes tada bus slidu. Ir čia eina savo kaip statu. Vakarinis turgelis.
Nu, labai panaši tema kaip ir Tailande. Ir nieks mane toliau palydž. Tai dar su juo kartu minsim 26 kilometrus ir pradėjo iš tikrųjų lyti. Okay, I do some videos. Gerai, pirmas iš tikrųjų įspūdis, tai Malaizijai tikrai tvarki. Aišku, ir šiukšlės vienur ir kitur mėtos, bet vaizdelis šiaip visumoje neblogas. Tai dar iki hostelė liko apie kilometras, nieks toliau priekį mane lydž, jo namai irgi visai šalia mano hostelė. Tai kiek čia mes, beveik 40 km būsim įveikę. Labai daug išsiklausinėjau apie Malaiziją, tai jau bagažą žinių susikaupiau. Bet žinokit, pavargau, nes mažiau miegojau šią naktį. Po to irgi va su italu ties susitikau, po to va su Niku. Na ir biškiu, kad asmenims toks vis tiek labiau vargint, kai šneki ir mini. Ir aš dar labai apsikrovysi, kaip ir prieš tai minėjau. Bet jau viskas, lova visai netoli, bet irgi yra hostelė kambarys su 4 lovom. Tai nežinau, ar bus sausakimša, gal turėsiu vieną savo kambariuką. Bus matyti. Gerai, kur čia man sukti? Ir pačiu laiku. Nes jau vakaroja. Ir čia irgi persisuka 1 valandą į priekį. Ir reikės priprasti prie naujos laiko juostos. 1 valandėlę dar į priekį prasisuka. Žaidžiu su fenu. Gerai, trumpas turas, beveik pusę kambario vien mano daiktai. Čia yra 6-vietis kambarys, bet esu viena, valio. Šiaip toks pustuštas hostelis, bet man pats tas šiandien nuvargau. Čia teko iš tikrųjų dar į 2 aukštą užsitempti dviratį. Taip pat tokia jauki vietelė, ten dar tokia virtuvėlė yra, kaip namuose. Tik tai va įdomi siena. Va. Tai be manęs dar yra 3 svečiai, 1 mergina, kuriuos nesutikau, ir dar 2 vietiniai, man atrodo, privačiuose kambariuose. Tai iš tikrųjų va šitas kambarys yra vyrams, bet kadangi vyrų nėra, užleida man vienai. Tai turiu tokią privačią erdvę. Tai va dėl to išsiskleidžiau ir čia iš tikrųjų ir pavalgiau. Šiandien diena iš tikrųjų užskaityta. Man labai patiko pasienio punktas. Iš tikrųjų prisiskaičiau ten atsiliepimų, jog galbūt prašys tokia kaip ir kyšė, bet nieks nieko neprašė. Na va, vis prisiklausai, prisiskaitai ir be reikalą pergyveni, kai tuo tarpu va tiesiog per porą minučių, net nebuvo beveik eilių. Ten gal, nežinau, porą žmonių priešais. Tai va.